man pačiai laimė tai yra kūrimas iš laisvės būsenos. Man yra laisvė, žinot, tai yra kurti prisimant atsakomybę už savo veiksmus. Taip kad galbūt būtų apie mano asmeninę laimę būtų tiek, kad aš galėčiau realizuotis, kažkaip dalyvauti ir socialinėme gyvenime, ir tiek, kiek man komfortiška, ir tiek laiko, kiek aš noriu, ir vėlgi pasikartosiu, visiškai prisimant atsakomybę už tai, kas vyksta. Kas man yra šeima? Šeima tai yra santykis grįstas pasitikėjimu, tai santykis, kai mes galime vienas kitą paremti, palaikyti, pasirūpinti, suprasti, atjausti, be abejo būtinai būti savimi, tai yra drąsa, žinot, aš tokia truputėlį galbūt ir itališkų santykių mėgėja, nes aš pati esu pakankamai impulsyvi ir aš kartais pasakau greičiau negu man, paskiau ten galiu pagalvoti, bet mes esame vienas prie kito pripratę ir, žinot, ten būna tokie sprogimas, paskiau prieini, ten apsikabini, ten susitaikai ir fainai, tada būtinai mes susėdame ir apmastome, ką galėjome išmokti, kodėl taip atsitiko ir mūsų santykiai visą laiką jie įgauna tą vis tokia gilesnė, vis jaukesnė tokia prasme. Ir galbūt laimė šeimoje, galbūt jinai ir būtų apie tai, kad tai yra, vėlgi, suteikiant laisvę kitam žmogui būti savimi, stebėti to žmogaus kažkokį tai atsiskleidimą, stebėti vaikų atsiskleidimą, stebėti tėvų, tokį palaikymą. Žinot, nieko nėra nuostabiau, kaip matyti mamos ir tėčio šypseną, žinot, tokią gerą šypseną, kai tu aiškiai suvoki jų veiduose, žinot, būtent būseną, kad jie nugyveno ne veltui. Tai yra turbūt gražiausia, kas gali būti gyvenime.